LiDAR skenavimas – tai būdas lazerio spinduliais nuskenuoti aplinką ir surinkti itin tikslius duomenis. Įranga per labai trumpą laiką nuskaito milijonus taškų ir iš jų sukuriamas tikslus taškų debesis. LiDAR gali būti montuojamas skirtingai – ant drono, automobilio ar naudojamas rankiniu būdu. Viskas priklauso nuo to, kokius duomenis reikia surinkti ir kokioje aplinkoje bus dirbama. Ši technologija plačiai naudojama praktikoje. Elektros tinklų linijų analizėje, kelių ir geležinkelių statyboje, miškininkystėje atliekant medžio inventorizaciją, kasybos darbuose ir kitur. Iš surinktų duomenų kuriami skaitmeniniai modeliai kaip DEM, DTM ir DSM. Šie modeliai padeda suprasti reljefą, planuoti darbus ir priimti tikslius sprendimus dar prieš pradedant projektą. Tai leidžia greitai ir tiksliai įvertinti didelės teritorijas bei sudėtingus objektus. Tai sprendimas, kai reikia surinkti daug duomenų per trumpą laiką, be fizinio kontakto su objektu. Kviečiame pradėti savo projektus nuo tikslių duomenų.